Sveiki. Šiandieną pakalbėsime apie present perfect laiką. Tai yra esamasis atliktinis laikas, jisai yra šiek tiek sudėtingesnis negu visi kiti anglų kalbos laikai iki šiol, kuriuos mes mokėmės ir į kuriuos žiūrėjom. Kodėl taip yra, pakalbėsim tada, kai kalbėsime apie naudojimą. Pradžioje pažiūrėkime į tai, kaip šis laikas yra sudaromas. Šis laikas yra sudaromas iš žodelio to have. Priklausomai nuo to, koks yra sakinio veikėjas, mes naudojam arba žodelį to have, be bendraties dalelytės to, tai tiesiog I have, you have. Ir jeigu veikėjas yra he, she arba it, mes naudojame žodelį has. He, she, it, has. Taip pat mes naudojame trečią veiksmažodžio formą. Tai yra, jeigu tai yra taisyklingas veiksmažodis, tai yra veiksmažodis su galūne ed. Jeigu tai yra netaisyklingas veiksmažodis, jį reikia išmokti mintinai. Ir apačioje nuorodoje galite rasti kelis video, kurie jums padės tai padaryti. Taigi, pažiūrėkime į keletą pavyzdžių. We have bought some bread. Mes esame nupirkę šiek tiek duonos. Have yra pagalbinis žodelis, kuris parodo laiką, kad tai yra present perfect laikas. Ir bought yra veiksmažodžio by trečia forma, netaisyklingo veiksmažodžio. Jeigu mes norime padaryti neigiamą sakinį, pasakyti, kad mes nepirkom jokios duonos, we have not bought any bread arba we haven't bought any bread, mes tiesiog naudojame žodelį not, kurį įdedame tarp pagalbinio ir prasminio veiksmažodžio. Ir jeigu mes norim padaryti klausimą, mes iškeliam žodelį have į priekį. Have we bought any bread? Have we bought any bread? Pažiūrėkime, jeigu mūsų veikėjas būtų ne we, o jeigu mūsų veikėjas būtų he, tai yra vienaskaitos trečias asmuo, todėl vietoj have žodelio mes naudotumėm žodelį has. Visa kita lieka tas pats. He has bought some bread. He has not or he hasn't bought any bread, and has he bought any bread? Taigi pakalbėkime, kada šis laikas yra naudojamas. Vienas iš keisčiausiai suvokiamų lietuvių galvai ir lietuvių smegenim laikų, todėl kad tai yra laikas, kurį mes naudojam veiksmui, kuris įvyko anksčiau. Tai yra veiksmas realiai vyksta praeityje, bet tai yra esamasis laikas. Mums turintiem labai atskirus lietuvių kalboje esamąjį laiką ir būtuosius laikus yra gana sunku suprasti, kodėl veiksmas vyko praeityje, o mes naudojame esamąjį laiką. Todėl toks artimiausias atitikmuo būtų sakyti aš esu kažką tai padaręs arba aš esu kažką tai padariusi. Tai ta dalelytė esu, jinai tarsi parodo esamąjį laiką. Bet jeigu sakome esu kažką padariusi, tai veiksmas vis dėlto vyko praeityje. Taigi, veiksmas vyko anksčiau, bet jo rezultatas arba jo rezultato nebuvimas yra dabar. Pažiūrėkime keletą pavyzdžių. I have bought some eggs for breakfast. Aš esu nupirkusi kiaušinių pusryčiam. Neaišku, kada pirkau, tai nėra svarbu, svarbu yra tai, kad kiaušinių mes turime. I have not finished this task yet. Aš dar nesu pabaigusi šios užduoties. Yet žodelis yra dažnai naudojamas perfect laike. Jis reiškia iki šiol, dar nesu kažko tai padarius, iki šiol. Tai I have not finished. Neaišku, kad aš turėjau pabaigti, bet kažkiek anksčiau turėjau pabaigti užduotį, bet aš dar nesu jos pabaigusi, esmė ta, kad aš neturiu rezultato. Have you already painted the room? Ar tu jau esi nudažęs kambarį? Have you already painted the room? Vėlgi, klausiu, ar tai buvo padaryta anksčiau, ar jau yra nudažytas kambarys. Man nesvarbu, ar tai buvo padaryta prieš 3 dienas, ar prieš savaitę, ar prieš mėnesį. Man yra svarbu pats rezultatas, ar kambarys buvo perdažytas. Ir we have known him for years. Mes jį pažįstame jau daug metų, mes esame pažįstami. Vėlgi susipažinom kažkada anksčiau ir iki šiol esame pažįstami. Pažiūrėkim į kitą situaciją, kitą taisyklę. Kai kalbam apie patirtį arba apie patirties nebuvimą. Tai yra vienas iš tų laikų, kuriuos mes naudojame, kai norim pasakyti, kad mes kažką darėm, matėm, ragavom, kažkur buvom. Tai iš esmės, kai kalbam
niekada, ką mes darėm, bet kai kalbam, ką mes esam nuveikę gyvenime. Pavyzdžiui, I have seen this film. Aš esu mačiusi šitą filmą. Nesvarbu, kada, aš neakcentuoju, kada, aš tiesiog noriu pasakyti, kad aš žinau, kas šiame filme vyksta. I have not read this book. Aš nesu skaičiusi šios knygos. Ar ne? Tiesiog nežinau, apie ką ji. Have you ever traveled by train? Ar tu esi keliavęs traukiniu? Vėlgi, aš neklausiu, kada tu keliavai traukiniu. Ir man tiesiog yra svarbus pats faktas, galbūt aš noriu kažko tai pasiteirauti ir man įdomu, ar tu kada esi keliavęs traukiniu. Trečia taisyklė arba trečias naudojimo būdas, kai kalbam apie veiksmą atliktą einamų laikotarpiu. Kadangi present perfect tai bet kuriuo atveju tebėra esamasis laikas, tai labai dažnai, kai mes kalbame dar nepasibaigus tam laikotarpiui, mes naudojam šitą laiką. Pažiūrėkime pavyzdį. I have worked a lot this year. Aš dirbau, lietuviškai sakytumėm tikriausiai dirbau daug šiais metais. Bet kadangi this year, šie metai dar nėra pasibaigę, todėl mes naudojam present perfect laiką. I have worked a lot this year. Arba I have not seen my sister this week. Šią savaitę aš dar nesu mačiusi savo sesers, bet galbūt dar pamatysiu. Tai kalbame apie šią savaitę, dar nesu jos mačiusi šią savaitę. Kai savaitė pasibaigs, bus naudojamas kitas laikas ir apie tai mes pašnekėsime, kai lyginsim vieną laiką su kitu. Ir dažniausiai present perfect laikas yra naudojamas su žodeliais ever, never, just, yet, already, since ir for. Taigi, sėkmės mokantis.